Sveiki, mėlyjeji. Pirmiausiai noriu pasveikinti visus su pavasariu. Pagaliau atėjo pavasaris ir aš labai džiaugiuosi kaip sportuojantis žmogus, kad aš visgi galėsiu žymiai daugiau laiko praleisti lauke ir sportuoti gryname ore. Ir vėlgi išlysti iš tų sausakimšų salių. Ir pavasaris yra geras metas ne tik jau sportuojantiems, bet ir tiems, kurie nori pradėti sportuoti. Sportas gryname ore yra kažkas nepaprasto. Šiandieną būtent aš noriu pašnekėti apie krosiukus ir bėgiojimą. Iš tiesų yra daugybė priežasčių, dėl ko aš būtent pasirenku bėgimą. Viena iš jų yra tai, kad, tarkime, kai aš tik pradėjau sportuoti, žinoma, mano golas ir mano tikslas buvo sudeginti savo bereikalingus riebalus. Taigi vėl bėgant, tai tikrai labai padeda, nes preliminariai yra paskaičiuota, kad jeigu jūs bėgiojate valandą, jūs sudeginate apie 640 kalorijų, kuri lyginant su, tarkime, plaukimu per valandą jūs galite sudeginti iki 400, o jeigu jūs tiesiog einate tą valandą, jūs sudeginsite iki 300 kalorijų. Tai žinoma, vėl priklausys nuo greičio ir nuo dažnio jūsų bėgimo, ėjimo ar plaukimo. Ir iš tiesų reikia priprasti prie bėgimo. Aš suprantu visus tuos, kurie dabar žiūri šį video ir galvoja, Dieve, kaip tau gali patikti bėgioti, juk tai yra taip nuobodu, galbūt tai yra tokia kančia. Aš tą patį galvojau pradžioje ir aš pamenu tuos rytus, kai atsikeli ir galvoju, štai reikia bėgti, reikia pradėti sportuoti, bet pagalvojus tiesiog apie tą krosą, tą prakaitą, tą nuovargį, net nekildavo rankos eiti rengtis ir tiesiog kažką pradėti. Jūs turite priprasti prie bėgiojimo ir jūs krosiukus taip pat pamilsite, kaip ir aš juos dabar myliu. Iš tiesų yra nepaprastas malonumas bėgioti rytais, kad bunda visa gamta ir tiesiog tu pats jauti, kaip tu bundi. Ir vėlgi greitėja žmogaus medžiagų apykaita ir tu tiesiog bėgdamas pradedi jausti kiekvieną savo kūno raumenėlį. Ir vėlgi dar vienas pastebėjimas, tikrai esu ne kartą girdėjus, kad sako, oi, čia daug bėgiosi, tai iš tikrųjų senatvėj tau atsilieps, ar ten sąnariai su jais, kažkas tokio, suprantat, ir tai yra mitas. Nes iš tiesų bėgiojant tvirtėja ne tik jūsų raumenys, ne tik tvirtėja jūsų kūnas, bet ir sąnariai. Todėl jeigu jūs kažkada paslysit žiemą, eidami kažkur, ar tai vėlgi bėgiodami kažkada vėliau padėsite ne taip koją ir pakrypsta koja, yra didesnė tikimybė, kad jūs išvengsite to rimto susižalojimo. Jūs išvengsite kojos pastempimo ir tų tikrai nemalonių skausmų. Bėgiojant yra labai svarbu pirmiausiai, kad jūsų neištiktų dehidratacija. Jūs turite pasirūpinti, kad jūs turėsite buteliuką vandens, ypatingai vasarą, kada yra labai karšta, vasarą visada turėkite daug vandens su savimi. Aš žinau, kad galbūt įprastiniai buteliukai, jie nėra patogus, todėl ką aš radau, tai yra labai patogus. Tokia galbūt va štai gerklėlė patogi ir ji yra labai praktiška ir tiesiog labai malonu ją taip laikyti ir prisipilate tiesiog vandens ir jūs bėgate be vargo, nereikia kažką laikyti, žinot, daug kažko nepatogiai. Štai tokia kaip rankenėlė, ją tiesiog įsikimbate ir pirmyn. Dar yra labai svarbu, kad jūs nusipirktumėte patogią avalynę. Pamirškite visus tuos kerzus, turiu omenyje, nežinau, galbūt tuos konversiuko stiliaus batus su ta didelė guma ant pado. Jūs labai rizikuojate savo sveikata, iš tiesų galiu pasakyti, nes jūs galite susižaloti ne tik kelių sąnarius, ne tik čiurną galite pasikreipti bet kada, nes tie batai nėra pritaikyti bėgimui, bet jums atsidaužys ir padai, kas tikrai yra labai skausminga. Ir ką aš galiu patarti, prieš porą metų aš pradėjusi bėgioti, nusipirkau sportbatukus tokius Reeboko Easy Tone. Jeigu teko girdėti, tai juose pačiame pade yra tokios kaip dvi pagalvėlės oro. Ir jie tiesiog taip netgi spirokliuoja, galiu pasakyti, kai bėgi, visiškai nesidaužo padas ir tiesiog jie taip lengvai atšoka. Ir labai patogus, jie man jau 2 metai tarnauja, aišku, jie senučiukai, bet iš tiesų jie vis dar man tarnauja ir aš kaip ir žinote, aš labai mėgstu bėgioti ir aš bėgioju daug.
bet jie vis dar gerai išsilaikę, taigi labai patarsiu tokius nusipirkti. Vėlgi, pavasaris, vasarai, nuostabu, kada jūs galite sportuoti lauke, miške, bėgiokite, stenkitės bėgioti kuo daugiau ant minkštesnės dangos. Tai būtų jūros krantas, jeigu tik įmanoma, žinoma, nuostabu, labai norėčiau pabėgioti jūros krantu. Miškelyje, lauke, kažkokioj pamiškiai, laukymėj, kažkur. Nes iš tiesų Anglijoje šičia man yra tikrai nelabai patogu, todėl kad aš dažniausiai bėgioju gatvėmis, ar tai kad ir parke yra tas cementinis takelis, nėra labai gerai, bet aš džiaugiuosi, kad aš turiu patogią avalynę. Ir dėl to mano kūnas nuo tos kietosios dangos nenukenčia. Ir vėlgi, tarkime, jeigu kalbant apie tai, kokius rezultatus jūs norite pamatyti, aš labai ilgą laiką noriu pilvo preso. Ir tikrai aš jo noriu ir jau nedaug liko, iš tiesų, kai bus parodysiu, bet aš darydavau klaidą, todėl kad aš taip iš tiesų sportuojant su svoriais taip pat deginamos kalorijos ir jos gerai dega, bet norint pilvo preso jūs visų pirma turite sudegintą riebalinį sluoksnį. Tai bėgimas, kuo daugiau bėgiosi, tuo greičiau sudegs jūsų pilvukas ir kiti nereikalingi riebalai ir tuo greičiau jūs matysis pilvo presas bei ryškės kiti raumenys. Jeigu jums labai nuobodu bėgioti tiesiog toje sporto salėje, pasistengkite, išbėgti į lauką ir tiesiog keisti distancijas. Bėkite į vieną vietą, bėkite į kitą vietą, preliminariai primeskite, kur maždaug bėgsite kitą rytą. Tarkim, aš visada susiplanuoju, iki kur aš noriu nubėgti, kiek maždaug tai kilometrų bus. Ir stengiuosi bėgioti apytiksliai 6 kilometrus ir tai būna apie 30 minučių. Bėgiojimui aš jums pasiūlyčiau įsigyti telefoninės aplikacijas, programėlės. Vienos iš jų, kurias aš naudoju, yra S-Health. Tai S-Health yra įdiegta berods kiekviename Samsung telefone, kadangi pas mane yra Samsung Galaxy. Aš iš tiesų kiekvieną dieną pasižiūriu ir esu įsijungusi tą skaičiuoklę, kada suskaičiuoja, kiek tu žingsnių per dieną nueini. Ir iš karto pasako taip pat ekranėlyje, kiek kalorijų vėlgi tu sudeginai. Tai yra labai įdomu, kada tu pradedi siekti svorio metimo ir kada tu nori sudeginti tiek ir tiek kalorijų ir tarkim tu pradedi skaičiuoti kalorijas suvalgytas ir sudegintas, tai yra vėlgi labai patogu. Dar viena programėlė, kurią aš patarčiau įsidiegti savo telefone ir nusipirkti, iš tiesų angliškais pensais tai kainuoja tiesiog 10 pensų, tai aš įsivaizduoju, kad Lietuvoje turėtų kainuoti apie 10 euro centų. Pavadinimas yra Runastic. Ir toje programėlėje yra įdiegtas roboto balsas vėlgi ir jūs tiesiog, kai bėgate, jūs galite išgirsti, kiek kilometrų nubėgote, kiek kalorijų jūs sudeginote, iš tiesų širdies ritmą berods, tikrai labai šauni programėlė ir po to smagu, ant galo tu tiesiog gali pasižiūrėti distanciją žemėlapyje, kaip tu bėgai, kur nubėgai. Ir dėl vėlgi įdomumo paįvairinti tą bėgimą, treniruotes ir kad jums būtų smagiau ir kad jūs pamirštumėt apie tai, kad, o Dieve, greičiau atbėgti iki to finišo ir panašiai. Iš tiesų dar vienas pliusas Runastic programėlėje yra tas, kad žmogus, kuris, tarkime, jeigu jūs pasidalinate Facebook'e su draugais apie tai, kad jūs bėgate, tenai yra toks nustatymas, tiesiog jūsų paklaus. Ir mano mama visada, tarkim, sako, aš mačiau, kad bėgai ten ir ten stebėjau ir kad jūs draugai paragintų, suprantat. Ir tiesiog kompiuteryje tie, kurie prisijungia, jie gali matyti, kur tu bėgi, kada tu sustoji ir panašiai. Ir aš iš tiesų manau, kad tai yra ne tik smagu, bet tai yra labai didelis pliusas saugumo sumetimų. Todėl, kad kur tu esi, tu matysi ekrane ir ypatingai tiems, jeigu jūs sugalvojate bėgioti vakarais, ko aš stengiuosi privengti arba bėgti su draugu arba drauge, tai vėlgi neduok kažkada nutiks ar jūs, tikrai jeigu kažkas baisaus nutiks, tai visada žmonės matys, kur tu buvai paskutinį kartą, kaip čia galiu pasakyti. Taigi negalvokite jūs apie bėgimą kaip apie kančią. Jūs tiesiog pradėkite, bėgiokite, galbūt nubėkite, kad ir vieną stadiono ratą. Po to kitą dieną 2 stadiono ratus, išbėkite į miškelį, išbėkite
į pamiškę kažkur, pasimkite draugą kartu su savimi draugę, pasimkite galiausiai šunį ir užsileiskite mėgiamą muziką, atsipalaiduokite ir tiesiog įsijauskite. Bėgimas tai tikrai nėra kančia ir aš pastebėjau, būtent man tai yra bėgant yra labai puikus metas pabūti su pačiu savimi. Jeigu, tarkim, tavęs laukia įtempta darbo diena, tu išbėgdamas pabėgioti ryte, tu jai pasiruoši, nes iš tiesų tu skiri daugiau laiko savo ir tu skiri laiko apmąstymams ir tu tiesiog tuo pradedi mėgautis. Noriu padėkoti visiems už tai, kad žiūrėjote ir jeigu jums įdomu dar kažkas, kas yra susijęs su bėgimu, galbūt turite klausimų man, nes iš tiesų aš jau kuris laikas bėgioju, tai tiesiog galėčiau galbūt kažką patarti. Ir be to, aš gegužės 9 dieną ruošiuosi bėgti maratoną Londone Run or Die. Tai vėlgi, jeigu jūs tai sudomintų, jeigu norėtumėt prisijungti prie manęs, aš galbūt suburčiau didesnę komandą ir galėtume bėgti kartu. Tai yra tikrai labai smagus maratonas ir aš jums nuorodą galbūt apie jį paliksiu savo Facebooko grupės puslapyje. Maloniai kviečiu visus prenumeruoti mano kanalą ir palaikinti mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapį Facebook'e. Aš tenai, žinoma, keliu daugiau idėjų, daugiau sporto pratimų, daugiau galbūt sveikos gyvensenos idėjų. Ten yra kaip ir mano dienoraštis, ką darau aš, tuo dalinuosi su jumis. Iki vasaros liko mažiau negu 3 mėnesiai, o per tuos 3 mėnesius aš tikiu kiekvienas iš jūsų galite pasiekti puikius rezultatus. Tik sureguliuokite mitybą, pradėkite bėgioti, sportuoti ir rezultatai jūsų jau laukia. Geros jums dienos, mėlyjeji. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.